vėl nauja diena. Tai vakare dar nulikim iki manų močiutės. Va, nuotraukėlė, kaip gulėjau su katinuku. Mano giminė visi kačiukus tik turi. Nežinau, nieks per daug šunų šiais laikais jau nebeturi. Aš norėčiau, kad šunų turėtų daugiau. O dabar šiek tiek mamai padėsiu, reikia pakeisti priekinį žibintą. Nežinau, kuri pusė, ar ta, kur sunkioji. Nes vis dar kažkaip automobiliuose būna, kur prie vienos lempos prieisi per kelias minutės, o prie kitos pusėje mašinos priekio reikia nardyti. Nežinau, čia bent jau aš taip susiduriu, kaip tikrai keistai, tai pusėje mašinos reikia išardyti. Pakeisiu tą lempikę, tada gal dar iki kapų nuvažiuosiu ir sėsiu jaučiu prie montavimo šiandien. Pasiėmiau laptopą, biškėsiu pasimontuoti, noriu pamontuoti. Va, šitą vat, patį vlogą noriu pamontuoti šiek tiek, prie jo pasėdėsiu, tai man ir laiko susitaupys, ir biškį turiningiau laiką praleisiu Marijai, nes nelabai ką dabar irgi čia planavęs. O rytoj, labiau suplanavęs savaitgalį, tai rytoj, kadangi šeštadienį sekmadienis, tai rytoj jau jo planų turiu, filmuosiu dar vieną videosą čia iš Marijos, tai irgi pamatysit greitu metu. Sekmadienį iš vis gal į baseiną planuoju varyti. Savaitgalį daugiau planų, žodžiu, kažkaip yra numatyta. Dabar tai drebu šalta, mašina sėdžiu, šildausi. Nežinau, kiek čia rodo to minuso. Nedaug rodo, bet vis tiek -6. Tai mašina per naktį pastojos biškį pašalusi. Tai va taip kažkaip. Tai dienos bėga. Nieko, kadangi neveikia namie, tik sėdžiu, tai nelabai ką prifilmuosiu. O kai namie sugalvoju, ką pasakyti, tai pasakau. Nu, apie ką kalbėjau, trumpa lempa nedega, pikasiukį, citrainukį. Tai dabar viskas jau išimta. Atvažiavau, nusipirk lempikės. Nu va, jau saviškai mašinoj. Lempikė pakeista per pusvalanduką, labai greitai išimta, nupirkta, įdėta. Mašinytė grąžinta. Dabar važiuoju, jaučiu ant kapų. Tada varysiu savo senąjį kompą susigrąžinti, atsimenu. Prieš kokius 2 metus savo kompiuterį, Lenovo Legion 520i, turbūt jai taip vadinasi. Laptopas gamingo, prieš porą metų buvo dar tipo gan šustras. Dabar neatsimenu kokios specifikacijos, bet jeigu pavyks susigrąžinti, tai turėtų pavykti, ta prasme, jis mano. Aš buvau palikęs jį pas vieną kompiuteristą ir sakė, kad parduos maisą jį. Iki dabar jau beveik praėjo 2 metai, dar jokių žinių, tai varau pasižiūrėsiu, jei nepardai, tai šį noriu susigrąžinti, man bus labai gerai montavimui jisai, ką jisai sugeba, ko nesugeba, bet kadangi gamingo, tai žinau, kad montavimui man užtek turėtų dar jo. Tik tiek, kad nežinau, ar ant dalių jis nepaleisis ir panašiai, žinau, kaip būna su tais kompiuteristais, tai neįsivaizduoju. Ta prasme, per 2 metus galėjau daug kas nutikti ir neįsivaizduoju, kuris dabar gali būti tas kompas, tai varau pasimsiu ir tada varysiu, turbūt, kad namo montuoti, žiauriai šalta, tai noriu šiltai būti, jau pirštinės nesusidėjau bevairuojant, tai tikrai, kad vėsu šiandien. Bet šiandien bent jau veiklos yra, tai dėl to pliusas, kad šiandien yra ką veikti. Ką atvariau pasiimt kompą, ką tu pasiimsi tą savo laptopą, kad sako, nusprogęs. Sako, aš buvau jį pardavęs, pardavė mano kompą. Po kelių dienų žmogus jau skundėsi, kad neberodo vaizdą. Ekranas nerodo, bet kai pajungi per HDMI, tarkim, ant teliko, sakė, rodo. Tai kažkas nusprogo ten, sako, įsiardė ir ten, sako, tik tais dūmai parūko ir nežinau. Aš kadangi nesigaudau, tai per daug nesigilino. Sudegė, nusprogo, tai nusprogo, ką aš padarysiu. Gal meluoja? Nežinau, tai lieku reiškia be kompo, o pirkti naują laptopą man neapsimoka ir nereikia, tik dėl to, kad aš labai mažai naudočiau tą laptopą, tai yra kaip yra. Liūdna, nieko, varysiu dar biškį pro sodus prasuksiu vienus ir tada lėksiu namo pasimontuoti jaučiu. Ir kažką pavalgyti skaniai, kažką labai skaniai. Kažką labai skaniai pavalgysiu, gerai? Ar gerai? Ačiū. Kavukas į jūsų sveikatą. Gardu skanu. Draugieška. Bučkiai prašy. Labdien visiem. Šeštadienis.
nieko nenufilmavęs dar šiandien, jau pusė 4 vakaro, išką ir sakau, piktas esu perpykęs, pizdėts. Buvau pasiėmęs laptopą. Silpnas ten laptopas palyginus, nėra procesorius galingas ir negaliu montuoti per daug, bet galvoju pasimontuosiu su tuo laptopu, bus zaibys. Jau į pabaigą buvo montavimą vaizdo įrašo naujo, užlūžo apps. Tiesiog užkrešino, atsijungiai dingo, įsijungiai per naują, vėl viską per naują, nes debilas nieko nesisaugojau. Tada nusprendžiau mažą dalį pabandyti surenderinti. Surenderinti yra apdoroti į vieną failą, sutraukti visą tą medžiagą, iškarpytą. Pradėjau renderinti, po 2 minučių vėl užlūžo. Net surenderinti nepajėgė tas kompas. Esu perpykęs, kad veltui laiką praleidau, visą savo šiandienos pusdienį, nieko nefilmavau, nieko nepiešiau iš to. Tai supratau tai, kad dabar prieš šventes, kai grįšiu, tai reikės savo iš Vilniaus kompą pasiimti, kur žinau, kad galingas, galėsiu su juo savo viską daryti. Nusprendžiau, tada filmuoju medžiagos, turėsiu daug medžiagos, galėsiu grįžęs į Vilnių visą kitą savaitę tiesiog montuot ir va, vidosą tai va, pum, vidosą po vidoso, kept. Ir dabar nusprendžiau, kad važiuoju aplankyti savo tėvulį. Tai pasiėmiau PlayStationą, yra jaunesnių bernų, tai su vienu iš bernų mes pastoviai NBA vis pažaidžiam per PlayStationą, tai pasijungsim biškį kašiuką palošti, atsipalaiduosiu. Nervus numušiu biškį su žaidimais, nesvarbu, laimėsiu, pralaimėsiu, ten jau visiškai neįdomu, bet bent jau mintys biškį pabėgs, atsipalaiduosiu, nes tikrai biškį perpykęs esu. Bet viskas gerai, nu tai iš klaidų mokomės, tai neturiu galingo laptopo vežiotis čia vat. Tiesiog nepasiėmiau iš Vilniaus. Pats kaltas. Porą valandų nuvarau aplankysiu ir tada šiandien sustarę varysim pas draugus stalo žaidimų biškį pažaisti. 1-2 stalo žaidimus man labai patinka iš tikrųjų, kai gali pasidaryti stalo žaidimų vakarą. Overall gaunasi 6 vakaras tiek bus va, bus skaitytas, liuks, smagu, nuotaikėlį bus gera, praleisiu gerai dieną, o rytoj sekmadienį jau irgi priplanavęs daug filmavimų, iš pačio ryto pilnas veiklos, tiek viską matysit ir viską filmuosiu. Žinau, kad mašinai garsas nėra idealus, nėra geras tas garsas, nes filmuoju iš iPhone'o, tai garsas nėra pats idealiausias, bet aš dabar, kai montavau, tai mačiau, kad įmanoma klausyti, eina suprasti, ką noriu pasakyti ir panašiai, tai dėl to viskas labai gerai. O draugė tuo momentu, kol aš montavau, buvo išvarius į miestą, tai dekoracijų pripirko kalėdinių, tai zeba. Galėsim į Vilnių grįžę biškį namus pasipuošti ir tokią kalėdinę atmosferą pasidaryti, nes šiaip tai šiais metais neplanavom puoštis namų kažkaip, bet gal dėl to, kad prisnigę pajutėm tą vaibą, kad jau galima kaip ir puoštis. Turim nusipirkę eglę gal prieš 2 metus, tai kadangi turim eglę, stovi, turim nusipirkę girliandas, nusipirkę žaisliukus. Tai kodėl nepasipuošus, nes investicijos didelės nereikia jokios, realiai tik pasimti, nes čia vat Marijampolė yra laikoma. Tai va prie to paties dabar važiuojant į Vilnių ją prigriepsim ir parsivešim namo. Be, hebra, į komentarus parašykit, kokios trukmės patinka jums vaizdo įrašai. Ar ilgesni, ar trumpesni. Aš, tarkim, trumpesniais laikau 10 minučių. Čia minimalus laikas, 10 minučių ir minimalus. O ilgesniais laikau, tarkim, pusvalandis, 40 minučių. Kokius labiau žiūrit. Galite iš viso įvardinti net ne žodžiu trumpesni, ilgesni, o įvardyti laiku. Parašyti, man patinka 15 minučių, man patinka 25 minučių, man patinka nežiūrėti. Na va, tiesiog pakomentuokit ir kokios trukmės vaizdo įrašus jūs žiūrit ir kiek laiko įmanoma išlaikyti tą jūsų dėmesį, nes aš kaip ir jau per savo streamus esu minėjęs, vis dar bandau pasiekti YouTube'ės partnershipą. Pasirašyti partnerystę su YouTube'u, o kad tai pasiekčiau reikia turėti 3000 valandų peržiūrų. Aišku, logiška, kad ilgesni vaizdo įrašai daugiau ir tų valandų prikapsi, nes nuo kiekvieno jūsų kapsi man tos minutės ir jos sumuojasi, tai kadangi turiu tokią siekiamybę, tai jo. O šiaip, ačiū visiems, kas paspaudžia laiką ant vaizdo įrašų ir ačiū labai visiems, kas mane prenumeruoja, tad nepamirškit ir paspauskit prenumeruoti. Ačiū visiems labai. Iki naujų metų 1500 subų. Manau, pasieksim. Tamsu.
Jaučiu labai ne kažką matausi, siluetasi, jau laukia sutemė. Šiaip galiu įsijungti švieselę. Buvau pas tėvą. Sulošėm 2 varžybas NBA ir abidvi pavyko laimėti. Šiaip ne taip, nes abidvi varžybos buvo su pratesimais. Ta prasme, netikėta. Tai matomai vaikis biškai pasitreniravęs, tas akivaizdžiai matosi. Nu, vienu momentu maniau, kad jau viskas, jau labanakt. Bet smagu. Nusiraminę savo, važiuoju atgal miesto. Važiuoju pasimsiu su savo draugę, užsuksim gal dar iki parduotuvės, nusipirksim kažkokių sneksų, nes važiuosim pas draugus stalo žaidimų pažaisti. Nebandęs abiejų, tai bus įdomu išbandyti kažkokių stalo žaidimų. Tai tiek. Peace! Taip, man. Sėdi, ramiai. Savo įdolą jaučiais. Gaidys dovana, ne? Eik atgal. Sėd. Lauki. 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 Paim. Štai reikia. Eik atgal. Į viršų. Sėd. Gulk. Verskis. Balsas. 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 Tai jau rodo. Taip. Labas. Vieną ranką. 2-5. Pirštus ateidė visus. Lauki. Gulk. Gulk. Lauki. 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 Negalima. Lauki. 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 Paim. Ai.